Sveiki, esu Erika Pratapienė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokytoja floristė. Šiandien jūs pakviesiu pasigaminti kalėdinį vainiką, kuris papuoš jūsų namų duris ar kitą erdvę. Paskutiniu metu išliekanti tendencija – tvarus medžiagų panaudojimas, tai visas medžiagas, kurias naudosime šiam darbui, galite susirinkti namuose. Šiam vainikui mums reikės kartono, megztinio ar kito audinio, laikraščių arba senų žurnalų, lipnios juostos, karštų klijų ir kitų dekoro elementų. Kalėdinių žaisliukų, cinamono, apelsino griežinėlio, kankorėžių, pušies šakų. Darbą pradėsime nuo to, kad mums reikia apskritimo formą išsikirpti. Tam panaudosime 2 diametrų lėkštes, kurias galite rasti namuose. Apsibrėžiam. Imame sekančią lėkštę. Atsimatuojam, kad vainiko vidurys būtų centre. Tam į pagalbą galite pasitelkti liniuotę. Turime įsibrėžę formą, belieka mums ją išsikirpti iš kartono. Turime išsikirpę vainiko formą, kuris bus pagrindas. Kodėl mums reikalingas tvirtas šio vainiko pagrindas, nes vainikas kabės vertikaliai, tai kad neiškreiptų formos, turi pagrindas būti tvirtas. Sekantis žingsnis, imame žurnalus senus, lėšom, glamžom, prisiruošiam tokių gniūžčių, iš kurių formuosime vainiko pagrindą. Prisiruošus pakankamai gniūžčių, pradedame formuoti vainiko pagrindą. Mums reikia jį išstorinti, kad turėtų formą. Aš tam naudoju karštus klijus. Jeigu namuose jų neturite, galima tvirtinti iš karto su lipnia juosta prie vainiko pagrindo. Arba formuoti karštais klijais. Stengiamės, kad per visą vainiko plotą storis išliktų vienodas. Į šį darbą, manau, įsitrauks visa šeima, ypač mūsų mažieji, nes jiems labai patinka popieriaus glamžymas. Tai labai reiktų atsargiai elgtis su karštais klijais, nes jie yra karšti ir galima nusideginti. Ir taip formuojame vainiko pagrindą. Išlyginam formą. Stengiamės, kad vainikas būtų tvirtas, kietas. Pabaigai viską užtvirtinsime su lipnia juostele.
štai, mūsų vainiko pagrindas pagamintas. Sekantis žingsnis, kadangi jisai yra toksai spalvotas, nedekoratyvus ir ypač jeigu naudosime audinį arba megztinį, kuris turi skylutes, kuris yra peršviečiamas, tai mums reikia padaryti taip, kad pagrindas būtų lygios spalvos. Tam naudosime vienspalvį popierių. Popierių susikarpau juostelėmis. Lygų popierių suglamžau tam, kad jisai gražiau priglustų prie vainiko pagrindo. Jeigu nenaudojate karštų klijų, šiam etapui galite panaudoti PVA klijus, lipalą. Stengiuosi, kad popierius kuo lygiau priglustų prie pagrindo. Mūsų vainiko pagrindas paruoštas. Beliko linksmoji dalis, jo dekoras. Šio vainiko pagrindo dekorui naudosiu megztuką, kuris yra man labai brangus, daug metų atitarnavęs, bet nešiojimui jau nebetinka, todėl pasitarnaus kitam gražiam reikalui dekoruoti vainiko pagrindą. Pasimatuoju, kad audinys uždengtų visą vainiką. Jeigu tai yra megztukas, man jį reikia išsikirpti. Jeigu šalikas, paprasčiau būtų kurti, tiesiog gražiai apvilktume vainiko pagrindą. Šiuo atveju aš noriu, kad mano raštas eitų vertikaliai. Todėl stengiuosi išlygiuoti megztuką taip, kad apgaubtų visą vainiko pagrindą. Perteklių nusikerpam. Klijuodama medžiagą stengiuosi ją įtempti, kad gražiai priglustų prie pagrindo. Pritvirtinimui naudoju karštus klijus. Jeigu namuose karštų klijų pistoleto neturite, klijus galite naudoti PVA arba lipalą. Vainikas padekoruotas medžiaga, belieka susitvarkyti nugarinę pusę, gražiai medžiagos perteklių apsikerpam, kad būtų kuo lygiau, kuo tvarkingiau. Belieka pasidaryti pakabinimą, tam mums reikės vielos. Iš vielos pasidarėm kabliuką, kurį prisitaisysime vainiko kitoje pusėje, kad turėtume jį už ko pakabinti ant durų. Tvirtinu su karštais klijais ir kartono pagalba prispaudžiu.
Pradėsim vainiko dekoravimo procesą. Dekoruojant vainiką nepatariu nuleisti labai ilgų kabančių kaspinų, nes pučiant vėjui, jeigu vainikas bus naudojamas lauke, ar pajudinus duris, dekoracijos trankysis į duris ir sukels nemalonų garsą. Savo vainiko dekorui pasirinkau visžalį augalą pušį, kuri priduos jam šventiškumo, kalėdinės nuotaikos. Prie pušies šakos galiu prisitvirtinti eglės šaką su vėlytės pagalba. Jeigu vėlytės namuose neturite, galite imti siūlą, virvelę ar juostelę. Komponuosiu į kompoziciją keletą kalėdinių žaislų. Juos prisitvirtinsiu prie dekoratyvinės virvelės. Komponuojant dekoraciją svarbu pasikelti vainiką, pasižiūrėti, kaip vizualiai atrodo, nes jūsų vainikas bus pakabintas. Dekoro elementus sau galite rinktis pagal namus, pagal namuose vyraujančias spalvas, kalėdinės eglutės puošimo elementus. Mes galime naudoti ir kalėdinius žaislus, burbuliukus. Galime paįvairinti dekorą įvairiais figūriniais žaisliukais, kaip musmerėm ar žvėriukais. Taip pat natūralumo suteiks ir priduos gyvasties visą laiką kankorėžiai. Linkiu pasimėgauti kūrybiniu procesu ir susikurti jaukią švenčių laukimo atmosferą namuose.